Tai treneri, ką galite papasakoti apie Turkijos rinktinę, koks tai yra varžovas? Nesvarbu, kad jinai truputėlį susilpnėjus. Šengūno nėra, bet jinai yra gera. Daug žaidėjų žaidžia aukščiausiam lygiai. Dabar žiūrėjau, kaip tik šiandien peržiūrėjau su Chorvatija, kai žaidė. Geri žaidėjai, sakyčiau, pagal tą tvarką viskas jais gerai. Aš skaitau, kad Atamanas iš trenerių, sakykime, Europoje bent jau tai yra vienas iš geriausių trenerių ir taip ir žaidė jo komandos. Labai skiriasi Turkija nuo to, ką jūtote pernai per draugiškas dviejas rungtynes? Sunku pasakyti, nes mes buvom tokia, sakyčiau, įgavę anksčiau formą ir, sakykime, net Vilniui mes pralaimėjom pačiam gale ten suklydę, bet turėjom kažkokį pranašumą, nes jie vėliau rinkosi. Dabar mes susirinkom praktiškai vienodai, jie turėjo turnyrą, mes turėjom draugiškų varžybų, tai aš manau, kad mes vienodoje formoje ir žiūrėsim, kaip bus. Pasiruošim kaip ir gerai, kaip čia bus rytoj, bus matyti. Ar galima sakyti, kad Flinas svarbiausiai iš tos komandos žmogus? Taip, vienas iš lyderių. Tikrai geras metikas ir tikrai reikia atidengti ir daug žaidžia pick and rollą. Gal nėra labai geras pasuotojas, turiu omeny daugiau metą negu pasuoja, bet gali ir papasuoti, turi 4 asistus. O šiaip tai, jeigu leisim išsimesti 3 taškus, tai tikrai pavojingas žmogus. Po kiekvienų draugiškų rungtynių kalbėti apie varžovų atkovotus kamuolius puolime, turkai turi labai galingą priekinę liniją, čia vienas pagrindinių akcentų rytojos rungtynės. Taip, vienas iš pagrindinių klaidos ir atkovoti kamuoliai ir aš manau, kad ne visada ūgis tik sprendžia. Yra kovingumas, yra noras ir aš manau šitos dalykus mes išaiškinom per video ir mes matėm ir tikiuosi, kad mes šitos dalykus pataisysim rytoj. Kiek groja psichologija tokiose rungtynėse, kai turim vieną komandą be pralaimėjimų ir kitą tarsi ne tik nurašyta, bet be spaudimo, atrodo? Kodėl spaudimas yra, jūs tą spaudimą kaip ir padarė, bet esmė yra, kad mes atvažiuojam laimėti, nesvarbu, kokios mes sudėties esam, norim laimėti ir bus matyti rytoj. Ademas Bona, dar vienas irgi NBA žaidėjas, kuris pakeitė galbūt to Šengūną. Kaip pasikeitė be Šengūno šitą komandą, kaip Bona galbūt prisideda kitais būdais? Jeigu leisim jam dominuoti po krepšiu, tai tikrai aukštai šoka, galingas fiziškai, bet mes turim planą, kaip norėtume jį dengti ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. Neseniai už darbą rinktinėje padėkojot Lukošiūnui ir Beliauskui, tai buvo sunkus sprendimas ir kiek? Visada treneriui yra sunku, aš džiaugiuosi, kad jie atvažiavo į rinktinę. Kažkas turi būti, jeigu renki 15 ar išplėstinį sąrašą, tai kažko turi atsisakyti ir teko jų atsisakyti, bet gerai vaikinai dirbo, mes padėkojom jiem. Jų kaip ir nepatraukė, mes nežinom, kas čia gali įvykti per rungtynes, nedaug dievai įvyks kažkokia trauma, jie yra mūsų, akiratį ir jeigu kas, mes juos įsikviesim atgal. Kalbėjot, kad nori 14 žaidėjų vežtis, galiausiai įsivežė 12, čia kad leistumėte tiem krepšininkam ruoštis jau sezonam su klubais, ar kodėl persigalvojate? Ne, mes paėmėm tą optimalų variantą, 12 žaidėjų, kad būtų toks glaustesnis komandos, sakysim, ryšys ir atsivežėm 12. Kalbant dar apie tą spaudimą, vis dėlto turkai yra šitų rungtynių favoritai ir žvelgiant į mūsų sudėtį, ar naudojat galbūt tą kaip kortą, žinant šitą situaciją, kad galbūt šiek tiek ir nuimt spaudimą nuo žaidėjų? Manau, kad viena iš tų priežasčių tokia yra, kad jie jau lygtai kaip ir viena koja pasaulio čempionate, o mes turim įrodyti dar. Manau, kad kartais būti ne favorito vaidmenį nėra taip blogai. Katilius mini Fliną, Bonas pavardės, o kaip dėl Šedios, man yra trečioje pozicijoje žaidėjas, kuris gali atstovėti prieš tokį krepšinį? Tikiuosi pasakyti pavardę. Prasideda R raidė? Tikiuosi, kad sulaikysi, vis žinom, ką žaidžia. Matėm, viskas kaip ir turim pasiruošę. Žiūrėjau vieną analizę ir tenais buvo kalbėta, kad Ąžuolui Tubeliui gali būti labai paranki komanda Turkija. Sutiktumėt su šitą mintim? Analizės yra skirtingos, nežinau, kas darė tą analizę. Šuliauskas. Garbė šlovė. Turiu omeny, kad Ąžuolas visada žaidžia gerai, tikiuosi, kad ir žais gerai. Jam nėra ta komanda ar ana komanda. Jis žaidžia visada iš visų jėgų ir tikiuosi to pamatyti rytoj. Atamanas garsėja psichologiniais žaidimais, vakar daug pagirų pažiūrė Lietuvos rinktinį, ko galime iš jo gal tikėtis rungtynių metu?
Aš kažkaip nenorėčiau komentuoti, kas ką sako, mes tokiai fokusuojamės į savo komandą, mes pasiruošėm, kai bus pamatysim. Visi sveiki ir pasiruošę žaisti? Taip, visi sveiki.